Tai tada pradedam nuo pirmojo klausimo dėl pagal išankstinio pirkimo sutartį įgytų Nuvaxovid vakcinų nuo COVID-19 ligos koronaviruso infekcijos dozių perdavimo Lenkijos Respublikai. Prašau, ministras Dulkys. Ačiū premjerė, gerbiami kolegos. Turime gavę Lenkijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos prašymą donuoti jiems tam tikras vakcinas. Kaip esame informuoti, šiuo metu Lenkijoje yra susidariusios force majeure aplinkybės dėl ekstremalių situacijų, nes yra labai intensyvi parama Ukrainai, dėl prieglobsčio Ukrainos piliečiams, susidarė tam tikros aplinkybės dėl jų sutarčių vykdymo su vakcinų tiekėjais, o todėl šiuo metu Lenkija neturi pakankamo vakcino kiekio, kad galėtų užtikrinti savo gyventojų skiepijimo programą. Tai jeigu tokią pagalbą suteiktumėm, jie galėtų ją vykdyti be pertraukos, turint minty, kad turime tam tikras pandemijos pamokas, kaip greitis ir pagalba, nežiūrint nacionalinių sienų, nes virusas nežiūri jokių sienų. Ją suteikti siūlome, tokias galimybės turime, įsivertinome savo atsargas tiek 24 metų, tiek žiūrint į ateitį ir tikrai matome, kad galime protokoliniam sprendime nurodytą kiekį tikrai galėtumėm donuoti Lenkijai, nesudarydami jokių sunkumų dėl savo programų. Tai prašyčiau pritarti.